iniciavom su rajone tą iniciatyvą, kad reikia suruošti susirinkimą mūsų rajonų ir aplinkinių gyventojų. Tai yra Tauragės, Šilutės, Klaipėdos atstovai, taip pat kvietėm iš Vilniaus atstovus. Jeigu yra iš Vilniaus atstovų kas nors. Visi tas skausmą pasidalinti, kad neskriausos motinos žemelės, kad gyventumėm darniai ir su ja nesipyktumėm. Jeigu mes susipyksime su žemėm, tai bus labai blogai. Mes sakom, kad jeigu žmogus atleidžia, Dievas atleidžia visada, bet gamta mums neatleis niekuomet. Ir siūlyčiau su gamta nesipykti ir eiti draugiškai ir, kaip sakant, būtų viskas nuoseklu. Klaipėdos rajono gyventojas, Gedminų bendruomenės pirmininkas ir kas liečia šios dienos temą, šiek tiek esu pakviestas kaip tos temos užviesti pavojus, skalūninių dujų gavybos Lietuvoje pavojus ir tas galimas rizikas. Kiek mano kvalifikacija, aš esu baigęs Vilniaus universitetą inžinerinę geologiją, hidrogeologiją, paskui mokiausi Edinburgo, baigiau magistratūrą Edinburgo universitete naftos gavybos inžineriją ir technologiją. Teko dėstyti man būtent tos dalykus naftos ir dujų gavybos inžineriją, technologiją 5-6 metus universitete. Ir mano visa darbinė veikla irgi susijusi buvo beveik 30 metų su naftos paieškom, gavyba. Dirbau toje srityje nuo 81 metų įvairiuose pareigose, nuo gręžimo inžinieriaus, naftos gręžinių išbandymo, inžinieriaus varo vadovo, paskui gavybos vadovų, Genčių naftos direktoriaus pavaduotojų, trumpai direktorium. Teko būti net tos pačios Minijos naftos valdybos nariu 94-96 metais. Ir kad man ta problematika yra daugmaž žinoma ir teoriškai, ir praktiškai. Aišku, praktinės tokios patirties skalūnų dujos gavybos Lietuvoje niekas kol kas neturi, bet teoriškai tie dalykai yra daugmaž aiškus, žinomi ir suprantami. Ir ką aš galėčiau pasakyti, kaip galėtų, mano toks buvo kaip pasisakymas turėjo būti po naftos gavybos atstovų pasisakymų, jie būtų supažindinę su savo planais, su ketinimais, ką jie galvoja daryti, kaip daryti. Dabar man uždavinys truputį sudėtingesnis, nes nėra kam oponuoti, nėra su kuo diskutuoti. Stengsiuos objektyviai tuos dalykus nušviesti ir iš karto aš pasakysiu, kad tikrai nesu šitos veiklos skalūnų dujų gavybos Lietuvoje šalininkų. Iš vis Lietuvoje dabar čia reikėtų nukrypti truputį šalį, susiklostė tokia situacija, kad faktiškai bet kokia ūkinė veikla faktiškai nėra nukreipta į visuomenės gerovės kūrimą, o yra nukreipta vien tik tai į tam tikrų grupių asmenų pelno siekimą. Jau čia iš antikos yra žinoma, kad tai toks dalykas, jis negali būti vadinta ekonomika, nes ekonomika pati prasmė yra gerovės, visuomenės gerovės ar namų ūkio gerovės kūrimas. Čia mes turim reikalą su pelno siekimu ir kaip Aristotelis pasakė, vien jeigu mes turim aklą pelno siekimą, jis nekuria gerovės ir atvirkščiai daro, kaip sako, visišką anarchiją, nuskurdina žmonės, praturtina materialiai tik tai tam tikrus asmenys, kurie irgi, kadangi visi skurdžiai, negali gerai jaustis ir negali gyventi gerovę. Tai va tokia situacija susidarė Lietuvoje, kad mes visiškai nežiūrim į priekį, nėra jokio strateginio planavimo, nežiūrim, ką mes paliksim savo ateities kartoms, savo vaikams, anūkams ir
vienintelis noras šiuo metu kuo daugiau pelno. Nu ir šitas skalūninių dujų gavyba, tie žmonės, kurie vykdo tokias veiklas, aišku, jie randa argumentų. Tai yra visokios ekonominės, energetinės, ekonominės nepriklausomybės, čia visokios užsienio grėsmės ir taip toliau, bet čia tokia yra lengvai sukritikuojamas dalykas, galima tiesiog įsivaizduoti kažkokį tai šeimininką ar šeimą, kurį gyvena plūžusiam name ir užuot, ir šąla tam name, neturi ką valgyti ir užuot nuėjus į mišką prisirinkti malkų ar nuėjusi, mes turim, pavyzdžiui, biokuro atsargos pas mus yra faktiškai užtenka ir šilumai, elektrai apsirūpinti ir šilumą ir elektrą apsirūpinti. Čia yra mokslininkų paskaičiavimai. Ar nusipirkt pas kaimyną, pavyzdžiui, Gazpromą malkų, mes faktiškai griaunam tą savo namą, tai yra Lietuvą. Ir mes kalbam apie kažkokią nepriklausomybę energetinę, bet mes nepastebim, kad mes, tai nėra pats baisiausias dalykas. Pavyzdžiui, yra, man atrodo, baisesnis dalykas, kad mes jau 20% tik tai beturim maisto, visos mūsų maisto rinkoje beturim tik tai 20% lietuviškos kilmės maisto. Mes nebeturim savo syklininkystės, žemės ūkio, tai yra maistas yra svarbiau už ekonomiką, už tą energetiką, kada galėtų nueiti mišką. Ir susidaro tokia absurdiška situacija, kada mes elgiamės kaip visiški bepročiai. Nu, aišku, čia galima kalbėti apie visokius, ką kalba skalūninių dujų šalininkai, apie tą energetinę nepriklausomybę, pigias dujas, ekonominę naudą valstybei. Nu, čia galima sujungti visą tą į vieną tuos tris dalykus. Ekonominė nauda valstybei. Lietuva turi naudingų iškasenų, turi daug žvyro, daug smėlio. Čia yra gana svarbios naudingos iškasenos, tai yra parlamento studija politikos departamento užsakyta, šitą grupę žymių mokslininkų ekspertų padarė studiją. Čia yra tokia jau nepriklausomos kompanijos Bloomfieldo EAE. Ir va ta lentelė yra tokia apibendrinanti, kuri nusako, apibrėžia įvairias skalūnų dujos gavybų fazes, tai yra, čia aš sutrumpinau, aikštelės paruošimas, gręžinio gręžimas, hidraulinis plėšimas, gręžinio pareigimas, tai yra visas paruošimas eksploatacijai, gavybos procesas ir paskui suminė bendra visų fazių rizika. Ir kokiems tos stadijos taip veikia įvairias aplinkos terpes, tai yra požeminio vandens užteršimą, požeminį vandenį, paviršinį vandenį, vandens ištekliai, kokių resursų reikia tiems darbams, žemės koks poveikis yra, žala bioįvairovei, triukšmo poveikis, poveikis kraštovaizdžiui, poveikis eisminiam aktyvumui, poveikis eismui. Šitą lentelę sudaryta ne pagal teorinius šituos kokius ten įvertinimus, bet faktiškai jos pagrindas yra praktinis poveikis Amerikoje ir Kanadoje ištirtas. Na, aišku, ir kažkiek ir teorinis. Na, ir kaip jūs matot, raudonuoja visur didžiulis poveikis tiek požeminio vandens užteršimui visose fazėse, tiek paviršinio vandens užteršimui, tiek oro užteršimas, nes pumpuojami baisūs chemikalai, kurie paskui grįžta atgal ir pasmardina visą tą teritoriją. Faktiškai paskui tokį trumpą filmuką, kur tą visą procesą paaiškinsim detaliau. Yra triukšmas, aišku, technikos reikalingi didžiuliai kiekiai transporto, nes tam naudojama vienam gręžiniui apie 20 tūkstančių kubinių metrų šito toksinio hidraulinio praplėšimo skysčio, kurio apie 50% grįžta atgal. Jūs įsivaizduokit, jeigu gręžiame
pavyzdžiui, 1000 gręžinių, 50% lieka po žemę, kuris irgi aišku migruoja, kita dalis 100 000 kubų toksinių medžiagų kažkur tyvuliuoja čia žemės paviršiaus, filtruojasi į gruntinius vandenis, patenka į paviršinius vandenis, į Kuršių marias, į jūrą. Vienu žodžiu, yra toks panašu į beprotystę tie dalykai. Čia, aš nežinau, paskui mes tokį filmuką parodysiu, trumpą, per 7 minutės, kaip vyksta tie procesai. Bet pats faktas, kad jeigu trumpai užterštas požeminis vanduo, tai faktiškai irgi neišvengiamas dalykas, nesupumpuojami didžiuliai kiekiai. Vykdomas hidraulinis sluoksnių plėšimas, kuris faktiškai yra nekontroliuojamas. Jūs patys čia nereikia būti mokslininkų, kad suprasti. Jeigu mes plėšiam kažkokį, tai darom hidraulinį praplėšimą, darom slėgį, sukuriam gręžinį, tai visada plyšiai atsiras tose vietose, kur mažiausia yra pasipriešinimas. Tai visiškai nekontroliuojamas dalykas. Visiškai mes nežinom, kokia kryptim tie plyšiai eis. Ar jie eis vertikaliai, ar horizontaliai, ar kaip. Mes nežinom, ar yra natūralūs plyšiai, yra tektoniniai lūžiai, kurių mes irgi negalim įvertinti, kurie laidus. Jie iškyla net iki pat vandeningų horizontų, tie tektoniniai lūžiai. Jeigu mes juos mobilizuosim, sujudinsim, tas užterštas vanduo ir dujos neišvengiamai pasieks paviršinius vandenis. O kiekiai tų užteršto vandens ir dujų yra didžiuliai. Nereiškia, kad tas pasijaus po 5 metų, po 10, tai gali pasijaus po 30 metų, 50 metų. Bet tai be abejo pasijaus, nes net šitam žemės gelmių įstatymė Lietuvos numatyta, kad draudžiama laidoti bet kokias toksinės atliekas po žemę, bet mes skalūniniam dujom šitas kaip ir negalioja, nors laidoma 100 000 tonų toksinių, labai toksinių medžiagų. Galiu pasakyti, aš irgi iš praktikos, naftos gavyboje jos irgi naudojamas dalis, pavyzdžiui, biocidas, gliutardehidas, arba užtenka į kubą kelių gramų, kad užmušt bet ką, pasigėręs to vandens iš karto krisi. Ir tie gliutardehidai, kurie pastovus 10-100 metų, jie bus pumpuojami, daugybė, keli šimtai tų chemikalų bus pumpuojama į žemę. Taip pat užterštas oras, visi jie išėjus į paviršių bus saugomi kažkokiuose talpose, nežinau, kokiu būdu juos utilizuos, nesuteisiu deginti, nieko. Niekas apie tai nekalba. Atvirose talpose. Prašau? Atvirose talpose. Atvirose, grynai ant žemės. Bus atseit plėvelė patiesta, žinom, kokios tos plėvelės yra. Galite įsivaizduoti, vienam gręžiniui 20 000 kubinių metrų, tai yra 400 vagonų, o gręžinių bus 100. 50% viso to grįžta į paviršių. Yra nesuprantamas dalykas, žmogus čia negyvenantis ir visiškai negalvojantis tokius. Ir aišku, tokie dalykai neišvengiamai atsilieps ir sveikatai, ir gyvulininkystei, žemės ūkio, kad jeigu gyvuliai. Vienu žodžiu, rezultatas Lietuva negyvenama dykyne. Klausimas, ar mes šito norim. Dabar čia šitą pabandysiu tą tokį filmuką, kur čia yra. Tai išdėstymas jau būtų kokia šachmatinė tvarka, kad praktiškai visas rajonas būtų padengtas. Čia mes matom tokią blok diagramą. Čia yra vandeningas sluoksnis, mėlyna spalva, gyventojai, kurie ima vandenį iš tų vandeningų horizontų. Čia gręžimo bokštas yra apačioj 800 feet, 600 feet, tai yra apie 2 kilometrai, pas mus kažkur yra irgi 1800 išlūtės rajone ir 1500 yra skalūnų sluoksnis. Skalūnai tai yra toks molingos, organinės medžiagos, toks argidinis.
Filme nėra parodyta apsauginė, leidžiamas perforatorius kumuliatyvinė, kur prieštankiniai būna tokie viena kryptim sprogmenys veikiantis. Padaromi šitie prašaldama kolona, padaromi pirminiai ten plyšiai apie 30 cm. Paskui čia parodoma gręžinio konstrukcija, kad yra nuleidžiamos 3 kolonos, kol pasiekamas tas sluoksnis, kolonos yra užcementuojamos. Ir čia yra pagrindinis argumentas naftininkų, kad čia yra apsaugotos kolonos nuo užteršimo. Mes pažiūrėsim, kaip tai atrodo. Ir pumpuojamas tas ar 10 000 ar 30 000 kubų fluidas hidraulinių plėšimų, kuriame yra daugybė visokių ypatingai toksinių medžiagų. Sukuriamas didelis hidraulinis slėgis, uoliena nebeatlaiko to slėgio ir plyšta ten, kur mažesnis pasipriešinimas. Ir tuo skysčiu užpildoma susidaro plyšiai, vertikalus ar horizontalus, priklausomai nuo uolienos sandaros, ir padidėja tas filtracijos plotas, leidžiantis išgauti didesnį kiekį tų dujų. Ir 25–50% viso to toksinio skysčio neišvengiamai yra grįžta atgal. Tai yra apie, įsivaizduojam, 10 000 kubinių metrų, tokių reikia talpų. Ir jis yra laikomas paprastai paviršiui, garuoja, smarvė baisi, vienu įkvėpimu, galiu pasakyti iš praktikos, tiesiog skauda galva ir vaikšto žmonės su dujokauke paprastai. Ir čia parodoma, kad kaip šitie patekęs iš paviršinio vandens filtruojasi tas skystis į gilesnius sluoksnius ir patenka nuodingos medžiagos į šulinį arba į gręžinį vandens. Tie sluoksniai nėra tokie vienas nuo kito atskirti, vis tiek yra migracija. Naftos dujų pieškuose paėmus prabą iš grunto galima nustatyti, ar apačioje yra naftos telkinys, nes padidėjęs metano kiekis. Pradeda sukuriama depresija gręžiniai, tai mažas kiekis, mažesnis negu sluoksniai ir dujos eina gręžiniui viršų. Bet tuo pačiu būna pažeista ta pusiausvara milijoninius metų buvusi, atsiranda nauji plyšiai ir dujos migruoja į viršutinius sluoksnius. Ir čia Amerikos praktika, tai žmonėms apsukus čiaupą pradeda eiti dujos iš krano, prikišus degtuką, jos užsidega. Toliau dujos yra, jos labai mažas yra jų klampumas, jos gali patekti per mažiausią plyšelį. Ir matom taip pat užcementuota ta apsauginė kolona, vis tiek dėl slėgio svyravimų vis tiek susidaro mikroplėšiai. Ji gali būti prisiglaudus prie vienos pusės gręžinio, gali ten tokia molio skėrinio plėvelė, kuris yra, vis tiek ji nėra hermetiška apsauginė kolona. O dujom tai yra nekliūtis maži plyšiukai ir jos vis tiek visą laiką migruoja į viršutinius sluoksnius. Dujos migruodamos patenka irgi į požeminį vandenį ir susidaro, ką mes, jeigu, nežinau, Darius parodys, neparodys filmą, gas lenkia, kaip žmonės gyvena, kokį jie vandenį gyvuliai žūna, vanduo dega ir patenka į gręžinius. Ir čia jeigu aplinkosaugos dar žiūrėt kaip oro taršos aspektų, tai vienas dalykas, tose vietose, kur yra eksploatuojamos skalūninės dujos, yra padidėjęs fonas metano, atmosferinis. Metanas pagal šiltnamio efektą yra 40 kartų veikia aktyviau, ozono ten ir sluoksnius arba ir viską, negu CO2. Kitas dalykas, tos skalūnų dujos yra jos
nesubrendusios dujos, jos ten yra tokios pusiau pelkių dujos, turinčios daug labai pašalinių elementų, azoto, kitų dujų, siros, vandenilio, ir jau jų deginimas vien yra prilyginimas taršai, tas pats kaip anglies deginimas, nes labai daug turi seros. Jau degint skalūnų dujas reiškia tas pats, ta pati atmosferos tarša, kaip degint anglis. Tai tiek klausimų ar neaiškumų. Ačiū dėmesį. Esu vardu Jonas, girdėjote jau, net ir man nenori paskatai būčiau viešinamas, bet tam tikram dėmesio centre, kuris nepratusiam kaimo žmogui iš tikrųjų veikia gan slegiančiai. Gal kai kas galvoja, kad čia ta mūsų veikla tai kad pasiviešinti, kai kas sako, čia jie nori garbės, bet iš tikrųjų tai tikrai didelė našta. O jeigu dar turint omeny, kad tas mūsų priešas yra labai galingas, tai visur agentai pagal kiemus vaikštinėja, kur ne vietoj šiukšlė numesta, dar ką nors tokio, ir žiūri, ką ir kur, kaip veikia šeimos nariai. Taip, kad ir jūs mane šiandien galite šiandien išvaryti, kadangi paskui man irgi eina uodegėlė, nes aš esu gavęs iš dujotiekio 10 000, iš to vamzdinio dujotiekio, kuris tiesiamas, dėl to aš taip aktyvus ir esu, o tie, kur nedavė, dėl to aš prieš juos taip ir kovoju. Tai paprasčiausiai žinomas profas Jakilaitis labai gudriai išprovokavo seną naivuolį kaimo ir kontekstai to erdvėj pakabino savoką pinigai. Jeigu kas tą laidą matėt, tai turbūt puikiai supratote, kur čia esmė. Iš tikrųjų tai yra visai ne taip, nors aš niekam nesiruošiu įrodinėti, bet dalyvauju šitam kare, todėl kad sąmoningai suvokiu, kad ateina labai grėsmingas priešas su labai dideliais ketinimais. Nepadėti čia mūsų ekonomikai, ne ką, o įkišti nagus galingos ekonomikos, aišku, Amerikos, ir neduoti, o pasiimti mūsų turtą ir dar, aišku, su dideliu tikslu išaukti šią padidintą kokių tai prekių ar visumoj naudojimą, tam, kad paskui bus galima čia tas prekes teikti. Tai pavyzdžiui, prieš tai šnekėjas paminėjo apie, jie ruošiasi investuoti 80 milijonų, bet vienas bokštas kainuoja 40 milijonų ir bokštus gamina tiek amerikiečiai, aišku, ir rusiškų neimų. Taigi puikiai suprantam, jeigu jie per 10 metų čia žada Lietuvai tos 80 milijonų, tai kaip dabar aš kalbėsiu apie Šilutės Tauragės plotę, kur yra numatyta 15 verslovių, tai nežinau, kaip ten iškastas verslovės ar kaip, tai jeigu pastatys kelis amerikiečių bokštus, tai tos pinigėlius jie labai lengvai paims ir įsiveš. Dabar dažnai to situacijoje mes painiojamės truputį nežinodami, nes yra tam tikrų skirtumų plotuose. Reiškia, yra keli plotai, tai yra Šilutės Tauragės plotas. Aš čia nežinau, ar jūs matysit, atsiprašau, kad tikrai negalėjau pasiruošti. Tai šitas Šilutės Tauragės plotas savo pietinė riba remiasi grinai į Nemuną, iki pat kranto, ir eina vakarinė pusė, tai remiasi į marias ir ties kintais, jisai, reiškia, jau yra šiaurinė riba. Ir šita šiaurinė riba eina horizonte kažkur ties Gardamu, vėl eina žemyn. Naumiestis Pašyšiai, truputį vakariau sienų, pasisuka. Aš atsiprašau, kad neturiu tokių gebėjimų gal pasiruošti, bet žodžiu, kažkur nuo sienų pasisuka ir eina griežtai vakarų rytų kryptimi, Tauragė, Gaurė ir perina į kitą rajoną. Tai čia yra būtent šitas naujas plotas, vadinasi Šilutės Tauragės plotas, ir jam konkursas buvo paskelbtas, kiek žinau, sausio 14-15. Ir dabar Ševronas šlifuoja tarp prezidentūros ir vyriausybės parketą būtent šitam plotui. Konkursas, ir neseniai mačiau jau titrus ir televizijai, kad mūsų geologijos tarnyba jau skelbia, galima skirti jau laimėtojai. Aišku, turbūt žinom, laimėtojas bus Ševronas. Aš galbūt labai trumpai, nes čia visi šnekėtai, visi patyrė ir aš galbūt tik atstovauju bendruomenę, kuri turbūt pirmoji pradėjo kelti tą problemą. Ir
aš galbūt esu daug kategoriškesnės nuomonės ir atėjo ta diena, kada nebėra žingsnio atgal. Viskas, priėjom tą ribą, kurios nebeperžengsim. Ir ta diena bus 26. Nes 27, kai girdėjom, geologai ruošiasi pasirašyti sutartį. Ir tą turi jie įgaliojimus padaryti. Nežinau, šitokios kalbos. Mes laukiam 4 mėnesius, kad kažkas atvažiuotų ir šnekėtų ir aiškintų. Tauragiai susitikom, LL investicijų atstovai buvo, kai pradėjom uždavinėti klausimus, pabėgo iš salės, paliko vienas. Praktiškai jie pradėjo siūlyti, kad galės paremti bendruomenės, galės tą padaryti, o balansai visi minusiniai, pradedant nuo jų veiklos 2006 metais. Ir va, kur tie pinigai vaikšto, ir labai įdomu, kaip buvo tie konkursai, kaip galėjo laimėti tos įmonės, kurių minusiniai balansai ir kur kartojasi tie patys žmonės. Yra vienas įkūrė, perdavė vienam, kitam, trečiam ir praktiškai yra vienas ir tas pats žmogus, kuris figūruoja visuose konkursuose. Kieno? Nu, tai yra viešai prieinama informacija ir aš galiu pasakyti, yra Haseltonai, yra Antanas Vainauskas, tam Oil, Serenos, LL investicijos, dabar susikūrė Kybartų Deserta ir lygiai visi advokatų kontoros atstovauja ir čia nėra ką slėpti, vynioti į vatą, nesakau, per daug mums kabina makaronus, kurie jau nebesilaiko mum ant ausų. Viskas, jie krenta ir mes norim išgirsti tikruosius tuos žodžius ir būtent važiuosim 26 į Seimą, eisim pas Butkevičių ir klausim, kodėl šitaip viskas yra slepiama. Čia mes gyvenam ir atėjo riba, kada mes esam to žemės savininkai ir mes turim diktuoti sąlygas, kaip mes norim gyventi. Ne tam kūrėm tas bendruomenės, kad jie sužlugdytų. Mes ėjom į kaimus iš miestų ne tam, kad vėl kažkur tai bėgtume į užsienį. Mes džiaugiamės, kad grįžta mūsų vaikai. Mes neprašom vyriausybės, kad dėtų kažkokias pastangas, kad pas mūsų grįžtų. Pas mūsų grįžo taip vaikai. Jau jie ūkininkauja, jie dirba ir mes puikiai tvarkomės be valdžios įsikišimų, be papildomų jų investicijų. Dirbam visi visuomenininkai, ne jokie savivaldybių darbuotojai. Ir sakau, darysim viską. Važiuojam tikrai 26 su šakėm, kaip aš žadėjau Kubiliui. Tikrai važiuojam. Ir tą dieną lauksim, streikuosim, kol bus atsakyta į visus klausimus. Ir taip negali tęsės, kad, pasakykime, davė geologijos tarnybai visas teisės ir jie viską daro. Ir dabar, va, kaip jie patys, čia naktininkai, mes ieškome ertmių uolienose, kur galėsim sandėliuoti pigesnę nupirktą dujas. Nu tai kam šitokias nesąmonės šnekėti? Čia yra ruošiama ertmės, kur bus pilami chemikalai. Nes kur juos dės? Nei vienos ir dabar šitos iš naftos gavybos šitą visą fluidą veža į Klaipėdą, grunto valymo technologijos. Ar jie turi teisę, nes tas vanduo yra neišvalomas. Neišvalomas, juos leidžia kur? Į jūrą, į marias, dar kur leidžia. Ir mes to nežinom. Ir kaip jie deklaruoja anksčiau geologai, atseit nekrito gyvuliai, žmonės nesirgo. Taip, aš pati dirbau ūkį ir žinau, kiek buvo leukozinių karvių, kiek buvo išbrokojama ir vežama, kiek žmonių sirgo vėžiu. Niekas to nesako. Aišku, mes per dieną per dvi nenumirsim, bet tas bus lėtinis mūsų marinimas. Ir sakau, tikrai mes nenusileisim ir jau dabar užkabino žemaičius, kurie tikrai iki galo užsispyrė, jeigu reikės kelsim visą Lietuvą. Dabar sukilo ir Šiauliai, ir Rietavas, ir Klaipėda, ir Šilutė, ir Šilalė, ir Raseiniai, Jurbarkas. Tikrai keliausim visi ir prašysim atsakymų. Jeigu jie neina pas mūsų, mes eisim pas jų ir lauksim, kol bus atsakyta. Ir tikrai prašysim Butkevičių, kad išeitų ir kalbėtų visą valdančioji koalicija, atsakytų į visus tuos mūsų klausimus. Nes nei LL investicijos, nei valdžios atstovai neatvažiuoja ir nepaaiškina tos susidariusios situacijos. Tai tiek trumpai ir sakau, apie visas pasiekmes tegul šneka tie, kas išmano daugiau, aš daugiau šnekėsiu apie bendruomenės, apie mūsų liečiančius klausimus, kas gresia mūsų žmonėm ir ko mums tikėtis, kada ir kur išvažiuoti mes turėsim. Va, tą klausimą turim pateikti vyriausybei, nes tokiom sąlygom, kaip pareina jie, mes negalėsim gyventi. Va tiek trumpai, o mąstykit jūs ką jūs. Aivo, kad Kubiliaus nėra. Kubilius pasakyta, kad čia susirinko Gazpromo agentai. Ir visi gerai apmokėti.
Ačiū. Taip, gerbiamas Seimūne. Tai jeigu galima tada sveiki gyvi, kadangi buvo, kaip sakant, mestas kamuolys ir į Seimo pusę toj vietoj. Tai aš galiu pasakyti tiek, kad, ko gero didžiausi teršėjai ir parazitai šioje žemėje tai esame mes patys. Kiek mes patys tą žemę teršiam, tiek mes iš tikrųjų jūs ir turim. Ir kiek mes leidžiam, tokį nuostolį ir darom. Tai reikėtų pirmą, ko gero, pradėti nuo savęs, nuo savo namų atliekų tvarkymo, žinai, kiek mes šiukšlių išpilam ir kiek kokie feirino vandens kaime, lavūną padarom, iš čia ant žolės, žinai, iš čia, žinai, dažą. Tai reikėtų prašyti gal plačiau žiūrėti. Dabar bet tai reikėtų bendrai plašėti, kaip ir pradedant lauko tualetas nuo šulinį yra už 2 metrus. Ne taip pradėjai. Sekundėlė, kadangi iš tiesų esame visi mes čia Gazpromo atstovai, tai nėra paslaptis, tai nėra naujiena ir kadangi mano apygarda tai iš vis papuola, nes mano ir Šiekšnai, ir Inkakliai, ir Gardamas, ir Vainutas, ir Katyčiai visi papuola, tai aš stengiuosi tikrai viešumą per daug, dabar nelys, nes tas kalimas tai yra akivaizdus. Tai jeigu aš vyriausybei man tik užteko pateikti savo poziciją, tai mano komiteto narys tas pats Kubilius sako, matot, kas papirko ir už ko jis rinkimus laimėjo. Tai aš daugiau vadovaujuosi tai, kas yra mokslo ir tai, kas yra iš tikrųjų suskaičiuota surinkta. Antradienį buvau pakviestas į valdančiąją koaliciją dėl pačių skalūninių dujų, aš ir Algis Salamakinas. Algis pateikė aplinkosauginį klausimą, aš pateikiau ekonominius. Tai iš tikrųjų, ką kalbėjo pirmas pranešėjas, kur buvo ekonominis naudingumas, tai rezultatė beveik ten Lietuva nieko iš to vietoj negaus. Ypatingai, kai buvo pasakyta, kad darom investicijas į darbo jėgas ir į technologijas, tai nei specialistų turime, nei technologijų mes neturim tokių. Realiai mes jas visas atsivešim kaip ir dėl pačios atominės elektrinės statymo. Realiai visą dirbs amerikonų kompanijos žmonės ir Amerikos pagamintų technologiją. Tai čia lygiai tas pats. Dabar kas liečia dėl pačios sutarties šitokių nuogastavimų, kad atvažiuosim 26 dieną kažką tai daryti. Tai manau, kad jums nėra dabar skubėti, ko važiuoti 26 dieną, įsiaiškinkim, kad jeigu kažkur turim daug lynių, tai galim išgaudinėti tas pačias skalūninės dujas. Jeigu kažkur turim daugiau biokūro, tai imkime biokūrą. Parenkit normalią tai vietoj strategiją. Jo lab, ką ir teisybė ir pasakė, išgelmių mokesčio mes surenkam tik tai 0,01% tų pajamų, kurios turėtų būti ir dažniausiai jos yra atleidžiamas. Čia dar įdomesnis dalykas yra. Dabar, kas liečia, kur mes šnekėjome, kur dar čia šioje vietoje nutylima, tai ūkininkų tos sutartys. Tai, nežinau, vakar gal Delfis jau spausdino pranešimą mūsų, aš kreipiausi rajono merę, kad dėl šitų 6 seniūnijų esančių žemės specialistų būtų kreiptas į prokuratūrą, būtent dėl daromo spaudimo ir poveikio žemės savininkams, kadangi mano ūkis lygiai taip pat papuola grinai ant pačių skalūnų dujų tos ieškojimo. Ir mane nuostaba buvo, kadangi Seimo narys aš negaliu, bet esu viską broliui perdavęs, kada atėjo ir tenais buvo ir asmens kodas, buvo nurodytas ir adresas, vardai pavardės, pasėlio rūšis, kokia turiu sklypo, pridėtas planelis, tai tie duomenys gali būti tik tais pažemės specialistas seniūnijoje, kurioje aš deklaruoju savo vienetą. Tai mane tai šokiravo ir tai kas tos duomenys davė ir kas prie jų priėjo. Juolab, kad sausio mėnesį, kad aš važiavau Žemaičių naumestį ir Katyčiuose, buvo dar įdomesnis dalykas, kad ūkininkai pasakė, žemės specialistai kvietėsi vien todėl, kad jūs negausite išmokų, jeigu nepasirašysite. Tai praėjusią savaitę teko man dalyvauti Baltijos asamblėjoje Lietuvos, Latvijos, Estijos ekonomikos komitetų pirmininkų suvažiavime ir žemės ūkį kaip tik temą paėmėm, kadangi buvo susijęta su biudžetu ir buvo kalbama, kokia valstybės jūsų pozicija dėl pačių skalūninių dujų, nes tai atsiliep žemės ūkiai. Ir dalyvavo Europos komisijos atstovas, tai jis tą patį patvirtina. Jeigu jūsų valda bent sumažės 5 arais, automatiškai jūs prarandate išmokas. Ir jeigu atlieka pas jūs dabar tyrimus, bandymus, mėginimus, atvažiuoja, rado, kad, tarkim, jeigu yra žieminiai ar vasariniai pasėliai yra toje vietoje buvo pasiekti, bet tas plotas yra sugadintas ir tu negauni iš toje vietoje produkcijos ir tu, jeigu neišminusavai deklaruodamas, tu vėlgi tau yra fiksuojama kaip bauda ir tu prarandi. Tauragės, mano vardas Jonas yra irgi. Pasistengsiu trumpai. Mes dabar šnekam, savo nusipiešim tą ševrono baisumą. Deja, mes dar sunkiai galim įsivaizduoti, kokia katastrofa visos Lietuvos laukia. Man keista, kad mūsų valdžia
Nu, visi dabar viskas suvedė, kad tai čia yra žygaičių problema. Kažkokie pikti kaimiečiai čia triukšmauja, tamsus pikti kaimiečiai žygaičiai. Čia jie šaiposi, tyčiojasi. Tai visos Lietuvos problema. Vandenys. Tai visos Lietuvos problema. Pagaliau ir mes, Tauragės tie tamsus kaimiečiai, tai ką, jau ne Lietuvos problema. Mūsų vaikų, anūkų, gyvybės, sveikata. Ir Butkevičius aiškina, jis ten įsivėlęs į prezidentės padargus ir aiškina paskui, tai jūs turit visi važiuoti, aiškinti, mums turi aiškinti, durninti mus, kvailinti, kad mes lyg tai patikėtume. Lyg tai jie nežino to baisumo, kad tai bus Telšos ežerai nuodų, kad tai yra kalba apie mūsų anūkų, apie proanūkių, apie vaikų išsigimimą, apie mūsų vaikų vėžius ir visus kitus susirgimus. Mes turim diskutuoti. Jie nori aiškinti, kažkas turi važiuoti, iš valdžios mus įtikinti, kad čia bus gerai. Aš klausiu, tada visos valdžios, bet kurio atstovo, tai kad ta kalba yra apie žmogaus gyvybę, apie žmogaus sveikatą, kas yra diskusijų vietas? Ką mes turim diskutuoti? Ar kad tam mirštančiam, ar įsigimusiam dar saldainių nupirkti, ar dar, kad sakysim, pinigų čia kažkiek tai daugiau ar mažiau. Dėl ko mes turim diskutuoti? Tai pigių dujų turėsim, mes jų neturėsim, Chevronas turės pigių dujų. Tai jeigu mūsų sveikata, gyvybė, toliau aplinka, vandens praradimas, tai yra pigu, pigias dujas turėsim, tai kas čia yra? Bet tai mes dabar šitą čia yra Chevrono ir sakysim, lyg tai diskutuoti ir klausia, ar tai dar diskutuoti su Chevronu. Nu ką man su galvažodžiu diskutuoti? Kai jis ateina mane papjauti, jis visai nekel klausimą, ar man skaudės, ar man bus negerai. Jis turi savo tikslą ir jis ateina tai daryti. Tai yra Chevrono pozicija. Bet aš neku, šioj visoj padėtyje, kur kaltė, ne Chevrono kaltė yra, tai mūsų valdžios, pradedant prezidentė, premjeras, ministrai, mazuroniai visi, kurie balsuoja už tai aplinkos apsaugos ministras. Ir kada svarsto komiteto posėdį, jeigu dar būtų energetikos, sakytų, man dujas svarbu, aplinkos ministras vienas, ant tiek bukagalviškai išlenda, jis vienas užbalsuoja, net Kubiliaus tie klapčiukai, ir tie dar jau bent susilaiko, o aplinkos ministras, oi, vienas, labai. Tai va, aš taip, padėkit, žiūrėkit, išleistas niekinis leidimas, jau vykdyti darbus, ar ne? 2007 metais, niekinis, kadangi, nu, be nieko, absoliučiai, kažkoks sprogis nupirktas, pasirašė leidimą. O dabar svarstom, po kelių metų, tai dar reikia kažkokią tai konkursą komediją vaidinti, dar reikia mokslininkų, nieką nežinom, o čia jau leidimas išduotas. Juk leidimai ar statyba, ar kam išduodama, kada jau viskas yra, viskas aišku ir niekas negali piršto judinti, tada išduodamas leidimas. Visi žino, visi Butkevičiai, Grybauskaitės, visi ir Mazuroniai žino, kad tai šitas leidimas niekinis yra, bet ne pirštų nepajudino, kad įsiaiškinti, jį anuliuoti. Dabar visi šitie banditai, visi Redeckaičiai ateina ir plynuose kaišioja tos leidimus. Mes turim leidimą, jie važiuoja bandiukas po kaimus ir terrorizuoja žmonės. Ir šitą pasinaudodami to leidimo. Tai pirmiausia, reikia tą niekinį leidimą panaikinti. Tai mūsų valdžios yra rūpestis. Panaikinti šitą leidimą ir pradėti tyrimą, kad už savo įgaliojimų viršimą šitas vyras, jam baudžiama byla būtų iškelta. Toliau šitą komediją su šito konkursu. Koks čia konkursas, jeigu ATSK sąlygose, konkurso sąlygose viskas buvo surašyta, tai yra kiekvienam Kumeliui aišku, kad ne viskas, jeigu šiandien reikia ir to nežinom, ir to nežinom, ir to nežinom, nieks nežinom, kaip važiuos sunkiasvorės mašinas, iš kur smėlėjams, ir kas mokės už tą smėlį, ir kas vandenėms, ir kaip, nieko nežinom.
ir apie pasekmes nieko nežino. Tai kas čia per konkursas? Tai tada ir Butkevičius drįstų pasakyti, tai aš dar neskelbiu to konkursą, kada jau žinosiu, kokios čia tos išvadas, tai aš tada skelbsiu. Tai iš viso reikia pripažinti, kad tai buvo efektyvus tas konkursas ir užbaigti tai. Tai aš manau, aš jau taip surašiau, ir tai yra visa kaltė, ne Chevrono, kad kažkas nori iš manęs atimti ar mano tortą pasisavinti, tai žinoma, ar ką mes turim dabar Chevroną išauklėti, jo moralę patvarkyti, ne. Bet aš manau, kad kiekviena piliečia yra ir mūsų tų tamsių kaimiečių, kaip sako, tai valdžios paklausė, tai valdžia, tai pala jūs lygtai davėt priesaiką ir Dievui, ir žmonėms, kai jūs tarnausit žmonėms, kai jūs vykdysit konstituciją, koks čia vykdymas? Čia tik iš jų ir visą, bet jie tarnavo Chevronui šiuo atveju, reikia gelmes ir aiškinu, jūs čia jums dirba tik priklauso, o gelmes tai jau valstybės, tai jau mūsų, jau Butkevičiaus, Grybauskaitės, Mazuronė, dar jau mūsų yra. Tai palaukit, o vandenys, kurie jie suganys, tai dar didesnė vertybė, bet... Labą dieną visiems. Iš tikrųjų, aš esu arčiau žemės, arčiau bendruomenės, arčiau žmonių. Iš tikrųjų, šiandien jau čia daug išsakė, kas link vyriausybės, tai tikrai nevertinsiu jų daromų tiek žingsnių, tiek siekiamų tikslų vardan Chevrono įgyvendinimo. Aš tik tai, man labai yra svarbu mūsų bendruomenės ir mes sudarėm komisiją ir vakar jie pabaigė darbą dėl įvertinimo mūsų darbuotojų veiksmų, kurie kvietėsi žmonės, kaip ir Remigijus sakė, pasirašant šitas sutartis, o kad jos buvo pasirašytos neaiškiom kokiom priemonėm, neaišku kokiais tikslais ir kaip tai buvo pasiekta, kuom ten kas pažadėta. Iš tikrųjų tai buvo 5 seniūnijose, išskyrus vieną. Ir iš tikrųjų, kaip ir Seimo narys akcentavo, kad tai bus kreiptasi į prokuratūrą ir vis dėlto reikia surasti priežastis ir, kaip sakot, ir vis dėlto turi prokuratūra nustatyti, kodėl tai žmonės daro ir ar tai jie teisingai tai darė. Tai šitą tikrai pažadu, tas bus pateikta prokuratūrai. Ir tikrai daug žmonių išreiškė norą atsiimti šitas sutartis. Tai antradienį šitie susitikimai žmonės išreiškė norą, kad šitos sutartys būtų anuliuotos. Mes, manau, kartu bendradarbiavant su pirmininku Kęstučiu Andrijausku toliau šnekėsime su žmonėmis. Kokios grėsmės pasirašius sutartys, aš galbūt irgi šiandien nedėliosiu, tai galbūt daugiau prerogatyva kompetencija yra pirmininko, tiek žemės specialistų, agentūros atstovų, kurie yra pasiėmę, sakykime, tiek tas paskolas įgyvendinimui tam tikrų projektų. Aš džiaugiuosi žmonėmis, kurie atlieka didelį darbą, norėdami įrodyti, kad nebus tai, ką mums traktuoja ir pateikia tiek Chevrono generalinis direktorius, tiek LN investicijų atstovai. Jie mums, aišku, atvažiavę dėlioja vien tik pliusus, neigiamų, kaip ir nieko mums neįrodo, kad kažkas tai atsitiks. Kiekvienas mes turim, aišku, savo nuomonę, susidarom vertinimus. Ir, aišku, reikia galvoti ne tik apie šiandieną dieną, kad mes kuom gyvenam, bet ir apie ateitį tiek mūsų vaikų, tiek mūsų anūkų. Ir duok Dieve jums sveikatos kovoje. Tai va, o mes tikrai savivaldybė savo ruoštų, tikrai, sakau, dėl neteisėtų veiksmų žemės ūkio specialistų, mum nežinant, kodėl jie tai darė, tai tikrai kreipsimės. Ir šiandien džiaugiuosi, kad kartu su bendruomenė yra tikrai mūsų tarybos narių, kuriems tikrai rūpi jūsų keliami klausimai, jūsų gyvenimai. Tai tikrai ačiū ir jiems. Tai jeigu, prašom, bendruomenė. Kiek suprantu, čia Tauragės bendruomenė. Klausimą pasiūliau, ponai meriai. Dabar tokį patį klausimą pasiūlymą daviau savo merui, ponui Petrošiui, Tauragės rajoną.
jis pažadėjo tą klausimą spręsti. Būtų toks siūlymas jom, ar jūs negalėtumėt savo rajono taryboje priimti tokį sprendimą, kad bet nepritarėm Šaurūno atėjimui į šitą mūsų Šilutės rajoną, Šilutės pusę ir palaikom Tauragiškių nuomonę, palaikom Šilalės nuomonę, tokie 3 rajonų ir pagėgit su valdybė prijungti. Palaikykit jūs kaip valdžia, nebijokit. Mes į Tarybų sąjungą irgi kreipėmės į deputatai, į tuos kaip buvo. Jūs nebijokit to Vilnių, tai nieko jautis daug. Tarybų sprendimus. Mes manau, kad daugelis iš tarybos narių neatsisakys pasirašyti po šitą rezoliuciją. Aš noriu papildyti, kolega. Tai aš galvoju, kad kadangi šiaip ar taip teisiniai klausimai yra, tai ne rezoliucija, bet tarybos sprendimai, kad būtų priimti. Aš manau, kad gali priimti taryba. Aš tada čia šituo klausimu negalėčiau pasakyti, reikėtų kreiptis į vyriausybės atstovę, turėčiau kreiptis, ar mes galime ruošti tokį tarybos sprendimą dėl kreipimosi į vyriausybę, kad rezoliucija galima tai taip. Ne, tai Tauragė gali nebent vieną priimti, ką padarė Klaipėdos rajonas, labai gerai žino, dėl pavyzdžiui, Jėgainė priėmė sprendimą, kad 2 km spindulių nuo gyvenamųjų namų negali. Bet jie padarė specialų planą, specialiame plane tą numatė. Šį čia yra truputėlį skirtingas pats tarybos sprendimas turi būti. Arba turi būti atskiras kažkoks specialus planas dėl gelmių ir mėginimų išieškoti ir rasti. Taip pat atveju papuola kintai, pavyzdžiui, kai kintai niekaip taryba neleidžia atlikti naftos gavybą, tai lygiai taip pat tai turėtų būti specialus planas, kuriam pasakytų, kad mes draudžiame kažką. Po tokį aš įsivaizduoju, man atrodo, Petrošius, nes Darius kažko man skambino penktadienį, buvo Tauragėj priėmime, panašių klausimų klausiu. Pažadu, kad susisieksiu su visais merais ir mes priimsim bendrą... Aš negeidžiu, kad būtent tokį. Bet tarybos sprendimą, galbūt jį pakoreguoti, jūs teisininkas esat, sakysim, pakonsultuoti, galbūt galėtų ir savivaldybių asociacija yra kažkaip tai, kad sujudėtų visos Lietuvos, tai visos Lietuvos problema. Tai yra, sakysim, jau juridinis dokumentas, jis truputį taip ar kitaip, tai čia žinoma galima pakoreguoti. Bet kad toks būtų priimtas, jis būtų labai gerai. Ir, sakysim, savivaldybių asociacijas, tai jūs, galima surasti būdai. Vienas klausimas. Ar mes gyvename teisiniai valstybei? Ne teisiniai, juk šitą Seimo narys Anušauskas kreipėsi į saugumo VSD, kad mums antrankius uždėtų, kadangi mes esam valstybės griovėjai. Tai pastatė CŽV kalėjimą, toškiais yra, tai dabar mes ten gal būsim klientų kalėjimą. Labą dieną, Šilotiškiai. Ačiū Jums, kaimynai Tauragiškiai, kad Jūs tokie išmanus, tikrai žengėt tą sunkų žingsnį, mes gal iš paskos, ta informacija mus pasiekė. Tik tais aš galiu pasakyti, po naujų metų, o Jūs jau ten šurmuliavot ir buvo pavyzdys, kada Jūsų pirmininkė kreipėsi mane ir negalėjo vykti prezidium posėdį. Reiškia, kad aš atstovaučiau Jūs, Tauragiškius. Aš pamačiau tą klausimą kelti, bet aš nesuvokiau, apie ką kalba. Jūs įsivaizduojat, kada šiandien mes vaizdo medžiagą žiūrim. Aš ir sakau, Amerika, kada turėjo ateiti gelbėti Lietuvą, mums gelbė karą. Tai dabar ką mes turim padaryti? Visuomenė skaldos, tas tiesa, bet skaldos mažesnioji dalis, kuri nepritarė. Didžioji dalis, Kamarauskas yra su mumis, neleis man meluoti. Protingai apgynė, tvirtai atstovėjo, tai čia jie kvepia tėvynės išdavystė, mes apie tai kalbėjom. Kada pažeidė viešą interesą, tarkim, grupelio žmonių, tie, kurie gaus kompensacijas, o didžioji masė, mes, gyventojai, visi piliečiai, patenkam į tas zonas, kada bus užterštas vanduo ir visa kita, jau čia yra pasakyta, aš nesikartosiu, kodėl mes turim kentėti. Aš klausimą keliu taip. Ar tas Chevronas, ar LL investicijos yra pasiruošusi
kompensuoti visą Lietuvos vertę, jeigu kartais gyvenime taip atsitiktų. Tarkim, jie suklumpa, įvyko tragedija, tai ta avarija. Kaip jie kompensuos? Tarkim, mes galim, aš turiu pasakyti, aš atsargiai. Jie neturi tam pasiruošę, jie net neturi argumentų. Ir noro neturi. Tai aš ko prašau? Mes turim būti ištvermingi. Ir dabar čia šiandien viena pusė yra. Tai mes, o tie, kurie dabar ryžtingai esam pasiruošę kovoti. O ta kita pusė, tai yra už durų. Žinokit, jie irgi kvies. Nebūkim naivus. Jie gal 2 kartus daugiau sukvies. Gal, kas čia žino, kaip bus. Ir ar Žygaičiai, ar Šilutė, Gardamas, Žemaičių Naumiestis, čia mes nesiskaidykim. Jeigu siekis yra, kad mes turim rinktis Vilniui, mes ir turim rinktis. Buvo diena, imkim 97 metus, mes po 13-15 tūkstančių suvažiuodom ūkininkų prie Seimo. Įsprendėm tas, kitos problemas buvo. Bet panašius, kada grėsmė grėsi. O dabar čia eina kalba, gali net tauta neišlikti, tai ar mes neprivalom pakovoti? Mes privalom pakovoti. Visi, pradedant žiniasklaidos atstovais, baigiant ūkininkais. Ūkininkai, aš taip sakau, jie yra viršutinio žemės paviršiaus savininkai, tai šventas dalykas. Tie, kurie pasirašo, jau jie praktiškai nuosprendį pasirašo. Negalim to daryti ir leisti jiems sutikti, o didžioji dalis lyg taip akibrokšto paliekama likimo valiai. Negalim to leisti. Ačiū. Žiūrėjau iš Vilniaus, su didelė pagarba jums visiems. Lenkiu galvą žmonės, kurie myli mūsų žemę, mūsų Lietuvą, bet tai yra mūsų gyvenimas, mūsų Lietuva, mūsų visų. 20 metų mes buvom atidavę į valdžios rankas visą galimybę tą Lietuvą padaryti klestinčią šalimi. Ir staiga dabar tokiai situacijoje atsiduriam, kad turim vytis. Čia gal mūsų likimas ir dalia, kad į mūsų vytį yra įrašytas tarsi šitas ženklas, bet vytis yra ir labai gražus susisukimas. Pamėginkim suprasti situaciją, kasgi atsitiko dabar, kodėl dabar išaiškėja visi tie skauduliai ir kas įvyko. Aš esu Ramunė Barauskienė, dabar jau prisistatysiu tikrai. Esu visuomenininkė. Šiuo metu tik tai tokie dalykai, nepriklausau jokių interesų grupėms, sakau jums žiūrėdama visiems į akis, dėl to, kad mūsų žemė yra mūsų Lietuva. Šiaip mano išsilavinimas yra inžinierinis, baigus mikroelektroniką, 15 metų dėsčius skaičiavimo techniką, dirbus komercinėse įvairiausiose struktūrose, dirbus turizme, atstovaudama Lietuvą turizmo parodose ir organizavus daugybę vietų. Ekonominius mokslus ragavus, socialinius ir visokių kitokių dalykų per šitą, atrodo, tokį trumpą gyvenimą. Bet tam, kad susidaryti tą bendrą vaizdą. Šiuo metu mums tarsi iškilo tas skaudulys skalūnai. Ir iš tiesų, užlipo ant namų kampų, kaip aš sakau, gerai, kad žmonės atsibunda ir pradeda matyti jau iš gilumos ir supranta, kad mes turim išgyventi šitoj žemėj ir ne tik išgyventi, bet išsaugoti mūsų žemę mūsų vaikams. Čia mūsų žemė. Ir mes turim patys burtis ir tą žemę dirbti, tą žemę mylėti ir su tą žemę draugauti. Lietuviai ir tie, kurie gyveno šitoj žemėje ir kitos tautos, visais laikais žemę mylėjo. Aš gyvenu Vilniuje ir man kiekvieną kartą vis labai norisi į tą žemę įkišti rankas ir tikrai mano tai yra svajonė sugrįžti kažkur tai kitur, kai jau tik tai turėsiu galimybę. Bet dabar tiesiog yra galimybė kažką daugiau padaryti. Galbūt iš tiesų. Per šitą laiką teko dalyvauti ne vienam apskritam stale, girdėti protingų žmonių, tarsi protingų žmonių kalbas ir ekonomikos ministerijos, ir geotarnybos, ir matyti įvairių filmukų, ir mūsų iniciatyva buvo susitikta su aplinkosaugos komitetu, irgi žiūrėjom.
Tai yra ne tik skalūnų problema, nes viešumoje yra tokie geopolitiniai žaidimai žaidžiami, kad mus tiesiog ragina kiekvieną atsibusti ir pamatyti labai plačią Lietuvos ir viso pasaulio situaciją. Ir atsibusti, sugrįžtant į skirtingų tarsi partijų valdymus, skirtingų bendrovių valdymus ir pasižiūrėti, o kas įvyko. Šitą klausimą aš savo uždaviau tada, kai Vokietijos kancleris Šrioderis nuėjo dirbti su rusų dujininkais, su Gazpromu. Tai šitą prašau prisiminti, kad Gazpromas, Vokietija, Amerika ir visi kiti dalykai į Lietuvą žiūri kaip į kąsnį, ką atsiriekti ir ką padaryti su šita žeme. Jie nori pinigus čia dėti ir nori pinigus ištraukti ir jiems aplinkosauga iš tiesų nerūpi. Aš čia šiandien klausiau daugybės pasisakymų, mes turim ir filmą, ir vienokį, ir kitokį apie techninius procesus, bet tikrai šiandien jau neberodysim, nes užteko pasižiūrėti apie skalūnus. Vieną vienintelį paveikslėlį, kuriame rodoma, kaip yra gręžiama žemė, kaip yra einama per tą geriamą į vandenį ir suprasti tą baisumą. Žiūrėjau toliau, gilinausi į visus ten techninius procesus. Čia apie tai jau net nėra ką diskutuoti. Tai yra taip akivaizdu, kad tai yra net skalūnai jau tampa tokiu, žinot, kaip aisbergo viršūnė, kuri mums pasimatė. Nes lygiai tas pats eina su visais kitais procesais. Toliau su atominės eskalavimu tuo pačiu, nors referendume aiškiai yra pasakyta žmonių nuomonė ir žmonių valia. Toliau visi kiti tarsi ūkiniai procesai ir sako, va čia žmonės jūs dar pakentėkit, jau dabar turėsim dujų, jau mokėsim mažiau. Iš tiesų visus labai kviečiu nekaltinti vieni kitų. Seimo, vyriausybės, o tiesiog bandyti šitoj situacijoje, pirmiausia, bendruomenės pasižiūrėti savo darže, nes, žinot kaip, dabar tikrai važinėja, reiškia, tie žurnalistai ir užfiksuoja visus blogosius dalykus. Bendruomenė turi išsikopti savo šiukšlės. Kiekvienas savyje, aš lygiai taip pat iš savęs pareikalavau. Taip, toliau lygiai tą patį, kiekvienas žmogus pagalvokim, kokias vertybės mes šiuo metu turim. Kur šiuo metu yra pagrindinės mūsų senosios tautos vertybės, pagarba, dora, orumas, kilnumas, gerumas. Kiekvienas, kai atsakysim į šitos klausimus, net toj pačioj Latvijoje šiuo metu yra kultūros vertybių kodeksas rašomas. Mes jau tarsi vėl vėluojam, žiūrim į kitus, bet kadangi aš apie tai šneku daug metų, kad apie tuos vertybinius dalykus, ne tik šneku, bet ir daugybę dalykų per 10 ir daugiau metų turėjau galimybę daryti ir su bičiuliais, ir su naujaisiais bičiuliais, su kuriais sueinama, tai tikrai pirmiausia sugrįžkim prie tų vertybių. Pagarba, dora, orumas. Šitą turėjo mūsų visi senieji protėviai. Tai reikia tik atstatyti. Vienas kitam ištiesti ranką. Mes esam visi kiekvienas unikalūs. Pasižiūrėti, ką galima bendruomeniai padaryti. Vieni mokam vieną, kiti mokam kitą. Kaip tiesioginiais mainais tarpusavį bendrauti, kaip susitvarkyti bendruomenę. Aišku, mes visi priklausomi nuo išteklių Lietuvos. Dabar iš karto klausimas. Kai jūs pradedat nagrinėti, kokie skaičiai eina šituose didžiuliuose investiciniuose projektuose, tada kiekvieną kartą, kai atrasit tos skaičius, paklausite, ar mums tiek reikia. Ir kam tiek reikia tų didžiulių skaičių, dujų, naftų ir panašiai. Vieną Williamsą jau mes turėjom. Nupirko amerikonai, pabaigė lenkai. Taip? Dabar kitas eina iš kitos pusės. Čia iš vieno Seimo nario girdėjau irgi, kad čia eina antras Williamsas per skalūnus, bet eina ir treti, ir ketvirti. Tai čia yra tik tai, sakau, tai yra aisbergo viršūnė. Ir
pačios suskystintos dujos, suskystintųjų dujų terminalai, aš kai pamačiau skaičius tų dujų, tai žinot kaip, Lietuvai tiek nereikia. Atkreipkite dėmesį, pasižiūrėkit, kokį skaičių jie nori užpirkti ir ką nori su jais daryti. Kiek Lietuvai reikia, kiek žmonėms reikia, kiek pramonė reikia. Lygiai panašų klausimą mes uždavėm, čia buvo dabar susitikimas Vilniuje su ekonomikos ministerijos žmonėmis. Apskritas stalas gana toks siauras su geotarnyba. Tai verslininkai irgi uždavė taip pat tokį klausimą, ar yra skaičiavimai, kiek iš tiesų ko Lietuvai reikia, kiek reikia gyventojams, kokie yra mūsų poreikiai, kiek kiekvienai savivaldybei reikia, kiek reikia šiuo metu derinant visų kitų energetikų. Mes šiuo metu gyvenam mokslo amžiuje, skrendant į kosmosą, taip? O Žemėje... Latviai siūlė kartu kurti tą dujų terminalą. Latviai? Žinau. Taip. Žinau. Tai ar apsimoka Lietuvai vienai turėti tą dujų terminalą? Čia yra kiti specialistai iš tiesų, bet užteko pasižiūrėti, kad būtent tų suskystintų dujų terminalų saugyklos bus Latvijoje ir vėlgi Gazpromo valdoma. Ir kokios bendrovės turi Gazpromo, tai reikia pasižiūrėti iš tiesų, o kas eina ir kaip eina į Lietuvą. Tai čia yra ta viršūnėlė, bet aš tiesiog noriu irgi pasakyti, kad tik tai žmonės bendruomeniai gali tarpusavy susitarti ir tvarkyti ir dirbti savo žemę. Nes iš tų žaidėjų mažesnių ir didesnių iš tiesų kol kas mes negalim net sulaukti šito. Jeigu pareikalausim, tai privalės ir ginti žmonės, ir ginti mūsų šalį, mūsų valstybę, mūsų visų Lietuvą. Nes dabar netgi tas pats premjeras, kaip pasakė, tegul dėl skalūninių dujų, tegul investitorius eina ir šnekasi su gyventojais, su politikais ir jis ten tegul daro visą šitą politiką. Vietoj to, kad jis apgimtų žmonės, sakytų, čia mūsų Lietuva ir mes tą Lietuvą apginsime drauge. Bet gal nereikia ginti iš tiesų mūsų Lietuvos. Gal reikia pakviesti visą mūsų valdžią, tiek parlamentą, tiek vyriausybę, tiek mūsų savivaldybės drauge susėsti ir dar kartą pasižiūrėti, kaip Sąjūdžio pradžios metais, ką mes galime drauge šitoj situacijoje daryti. Iš tiesų, visas pasaulis yra šiuo metu jau globalus, eina visų procesų apnuoginimas, apsinuoginimas, mes nei vienas nepasislėpsim, nei už vieno namo kampo. Eina begalinė tarša, didžiausias teršėjas Amerika yra, vakarų Europa taip pat, bet vakarų Europa jau dažnai atsibunda ir mes iš kai kurių valstybių turim pasimokyti, kokią alternatyvę energetiką naudoja ta pati Vokietija, ta Prancūzija, kuri atsibunda, kas vyksta, kokios naujos technologijos eina. Ir kviečiu visus dar vieną dalyką pasižiūrėti, kodėl turim vis dėlto skubėti atsibusti. Šiuo metu per aplinkos ministeriją ir per visą mūsų vyriausybę nori prastumti tokį įstatymą ir tai daro skubos tvarka. Aplinkos teritorijų planavimo įstatymo pataisos. Pagal tą įstatymą visa Lietuva bus padalinama didelėm teritorijom ir skelbiami tarsi valstybiniai planai, valstybinės svarbos planai. Gyventojai tarsi vėlgi lieka to prašytojo vaidmenyje ir atseit jie turi galimybę toliau per teisininkus reikalauti savo kažkokiu tai teisių. Viską labai gražiai įsukę, tas planavimo įstatymo pataisos skamba taip.
jų oficialia kalba, supaprastinti, paspartinti ir padaryti efektyvesniu teritorijų planavimo procesą. Kas tai yra? Pirk Lietuvą, ar ne? Pirk su visais gyventojais, žeme, daryk, ką nori. Nes jokie įstatymai iš tiesų šiuo metu nesureguliuoti taip, na yra, galbūt aš persidžiau truputėlį, bet yra daugybė įstatymų, bet kurioje srity tiek spragų, visi tie investitoriai taip gerai visas spragas išanalizavę, kad per 20 metų mes nesugebėjome, reiškia, tos įstatymus padaryti tokius, kad Lietuvą galėtume išsaugoti savo vaikams ir vaikaičiams. Tai tik iniciatyvos iš bendruomenių, iš tų grupių, kurios suvokia tą atsakomybę, gali dar kažką tai padaryti. Nes visi kiti Vilniuje jau sėdi biudžetininkai, sistemininkai, kurie jau vykdo tuos planus ir vėlgi, jiems gyventi reikia. Tai yra mūsų žmonės. Apie tai pagalvokim, iš tiesų. Bet jeigu bendruomenės pareikalaus, susitvarkys savo visą tą gyvenimą, kur jūs vienas kitą pažįstate. Aš pirmą kartą pas jūs atvažiavau su didelė pagarba. Bet reikia tik iš bendruomenių dar kartą darniai gražiai žiūrėti. Tad štai iš tiesų laukiame jūsų ir antradienį Vilniuje su labai rimtais raštais ir premjerui, ir aplinkos ministerijai. Ir tas mūsų kilimas, turim tik labai nedaug laiko iki kovo 15, nes po šito įstatymo teritorijų planavimo gali būti per vėlu. Tas mūsų kvietimas ir yra už tyrą vandenį, už žemę, už mūsų Lietuvą. Čia tuos kvietimus turbūt jau jūs turit ir Vilniečiai visi taip pat kviečiami atvažiuoti net ir iš tokių rajonų, kur kviečiami palaikyti visą vakarų šitą kraštą ir ruošiasi tie, kas galės iš darbų, nes antradienis tai irgi yra darbas, atvažiuoti, palaikyti, padėti, kad kilti visus, mylėti, dar kartą prisiminti tą didelę meilę mūsų senai Lietuvai, pačiai seniausiai, per kurią išsaugojom dar mūsų pačią seniausią pasaulyje kalbą, kad mes vis dar esame, tegul labai sunkiai gyvendami, nes ant mūsų nukelta visa ta socialinė didžiulė našta. Kapitalo visos įstaigos turi mažesnį apmokestinimą negu gyventojai. Tai šitą tikrai žinome. Bet tik tai mes drauge, vienas kitam padėdami, galime dar kažką tai padaryti. Teritorija, kuri pakliūna į skalūnus, begaliniai didelė, į skalūnų problemą. Lygiagrečiai eina Rusijos atominė, kuri čia yra taip pat geopolitiniai žaidimai. Tik tai tikslas Nemunas, Šešupė, Kuršių nerija, visa mūsų užnuodyt mūsų vandenį, mūsų žemę. Kitoj pusėje stovi atominės visas tas monstras, ar ne, kur dar nežinom, kur kišti tas visas atliekas. Nėra technologijų. Su atomininkais daugybei konferencijų irgi sėdėjau, žiūrėjau, turiu galybę medžiagos, galiu kai ką palikti. Nėra šiuo metu technologijų, kurios saugotų atominės atliekas. Nėra. Kai kurios atliekos, tos atominės, radioaktyvios, irsta tūkstančiais metų. Tai ką mes vėl kažkur tai bandysime kišti, kur nėra. Lietuva aplamai maža. Ten Astravai Baltarusijoje, vėlgi didžiulė grėsmė, mūsų neris, mūsų vanduo didžiulė grėsmė. Visa geodezinė sistema. Mes, aišku, gyventi turim. Mes turim, Lietuva turtinga yra išteklių. Tik tai turim susigaudyti, kur ir kaip. Ir aš labai tikiu, kad čia pagaliau tikriesiam, reiškia, tų išteklių žinovams irgi tarsi užlipo ant mazolio, ar ne? Kaip mes ką galim dar naudot, kiek mums reikia.
ūkininko trūksta, tikro ūkininko Lietuvoje, kuri žinotų, kiek reikia žmonėm, kiek reikia to pramoniai, kuri iš principo sugriauta, kiek reikia, ką reikia su žemės ūkiu daryti, kur žemės ūkis irgi aplamai išdraskytas. Tai kvietimas vis tiek, visiems yra taikus, su dideliu skauduliu. Tikrai man pačiai, aš pati turiu 4 anūkus, tikrai ir dėl jų važiuoju čia, bendrauju, einu savo laiką ir atiduodu. Prašau, kviečiu nepasiduoti nei vienam, kuris turi kažkokių tai susaistytų interesų. Nes čia iš karto, kai tik tai jūs pajudėjot, jau mačiau įvairiuose raštuose, klijuojasi visokiausi tie, kurie susaistyti kažkokių tai interesų, verslo, politinių ir visų kitų. Tokie žaidimai prasideda. Už tai kvietimas būti budriems, būti oriems, žinoti, kad čia yra mūsų žemė. Ir tas kvietimas už tyrą vandenį, žemę, už mūsų Lietuvą. Ir aiškus pasakymas, čia mūsų visų Lietuva, mums ją paliko senieji protėviai. Ir jokiems ševronams, Gazpromams, hitačiams ar vietiniams, akliems gobšuoliams, jos neleista užnuodyti technologinių, finansinių nuodų bei šiukšlių, nedoros ir melo pinklėmis. Žinoma, aiškiai, niekas mums neužkabins tų makaronų. Čia vis kelintą kartą tie makaronai iš tiesų. Žinot, kai pradedam girdėti mūsų žodį dora, tai tarsi kilimas į saulę. Ta žodis. Jis yra širdyje. Kaip? Lietuvos banko valdytojas apie dorą kitaip pasakė. Tai jūs jau žinot, tie, kurie susaistyti finansiniam visokiam machinacijom, finansiniam pinklėm, iš tiesų jie verslo ten tose struktūrose yra kur daugiau pinigų, o žmogui nereikia tų pinigų tiek daug. Mums yra brangesnis vanduo, žemė, šypsena, akys žmogaus, kultūra, kaip kultūringumo lygis visoje Lietuvoje. Vėl žiūrėti, ką mes galime padaryti. Tai tiesiog kvietimas. Būkime visi orus, atsakingi, budrus ir tikrai atsiprašau, kad tiek daug laiko kalbu, bet irgi nežinau, kur važiuoju ir su kuo susitinku ir jeigu kolegos mane papildys, bet matau klausimą. Algimantas Končius iš Šiaulių. Jeigu mes sprendėm pirkti pigias dujas, statėm terminalą, tai kam mes skubam dabar gręžti dujas? Jeigu nusprendėm gręžti dujas, kam bereikalingas terminalas? Tai terminalas reikalingas vienam dalykui - išvežti dujam iš Lietuvos. Kas pinigus dalinsis, čia nieks nežino. Kitas klausimas, šiai, kai sakėte, prie diskusijų stalo, diskutuoti su valdžia ir visą kitą. Beviltiškas diskusijas vis tiek mumis išdurs. Čia bereikalas pilimas. Per mitingą reikalauti. 3 reikalavimai, daugiau neturi būti, nes jeigu daugiau reikalavimų iš karto užliuliuojama visais kitais, kai dabar čia ilgas tokias kalbas, kad jūs sumykit, viskas pasibaigs. Vienas reikalavimas, kol Europa nenuspręs, kas turim daryti, jokių leidimų, jokių grėžimų, jokių išgavimų. Antras, jokių išgavimų be referendumo, be Lietuvos tautos referendumo. Trečias klausimas, būtų toks pusiau šalutinis. Ateidamas Butkevičius žadėjo ką? Padaryti buvusios valdžios auditą, ko niekados nėra daręs. Ir dabar nedaro ir nežada daryti. Tai reikalavimas koks? Kas esat gavę ar matę nors 1 litą iš tų 28 milijardų, kur pasiskolino Kubilius? Tai va, atlikti auditą, konkrečiai smulkiai ir visiems pateikti atsakymą, kur šitie 28 milijardai iškeliavo iš Lietuvos. Kas jūs pasidalina, kurį panaudoti? Trečia, dėl atominės atlikų. Jeigu sako, kad čia pumpuos žemės jas neprasiverš, nieko neužterš, tai paprastas dalykas, gerai sukišam atominės atlikas giliai į žemę, porą kilometrų ir viskas. Ne, negalima, gali išeiti. Atominės atlikas gali išeiti, čia rodo atlikas neišeis. Trečias dalykas. Kur garantija, kad ši žemė pumpuos būtent tuos chemikalus, kurie reikalinga dujom išgauti? Galbūt išvalys Amerikas chemijos gamyklas, visas atlikas cheminės, kur matėt per filmus esat, matėt degant į žemę tenais, susigalų tenais, atsivarys į žemę tas visas cheminės atlikas, kas tik patikrins? Ar mūsų vadininkai patikrins? Niekas nepatikrins.
Tai reiškia, mes turime užtenka taikiai šnekėti. Reiškia, mes turim ruošti žmonės, kas pasiryžę, nebijot kalėjimą, nebijot sėdėti, sėdimus reikus prie grėžinių, kai jokių grėžinių nebūtų, tegu daro, ką nori, jeigu, manau, jeigu žmonės rinksis ir mes nugalėsim. Kitaip, tuščias kalbas tenais mitingėlį pašnekėsim, įsivaikščiai ir vėl viskas baigės. Šitą kalbą turi baigti vieną kartą. Užteks sakyti gėda, 20 metų šaukiam gėda, kas tik blogėja situacija. Gėda nešauksim tikrai. Taip, baigės viskas.